Taigi sveiki, turime elektrinių grandinių jungimo būdų uždavinį. Čia yra vidutinio sunkumo uždavinys. Paveiksle pavaizduota elektros grandinės schema. Į šią grandinę jungtas ampermetras rodo 2 amperus, voltmetras rodo 6 voltus, R1 yra 5 ohmai, R3 yra 8 ohmai. Apskaičiuokite pilnutinę grandinės varžą. Tai žiūrime į grandinę ir matome, kad čia yra nuoseklus jungimas. Ampermetras, varža, sujungta nuosekliai, nes eina viskas iš eilės. Voltmetras turi būti prijungtas lygiagrečiai, kitaip jis nematuoja, todėl jis yra lygiagrečiai prijungtas, bet mums svarbios varžos ir jos yra sujungtos nuosekliai. Taigi, susirašom, kas duota, ką rasti. Tai duota mūsų srovės stipris, kuris yra 2 amperai. Toliau duota mūsų įtampa, kuri yra 6 voltai. Ir galima atkreipti dėmesį, kad srovės stipris yra čia visos grandinės. Ir taip pat, kadangi čia yra nuoseklaus jungimas, tai nuosekliame jungime srovės stipriai yra vienodi. Dėl to mums čia yra nesvarbu ar visos ar vienos dalies. Tuo tarpu įtampa nuosekliai sujungtoj grandiniai atskirų dalių įtampa susideda. Tai dėl to, jeigu matom, kad čia yra šitas voltmetras prijungtas prie varžos R2, tai įtampa irgi bus U2. Toliau R1 duotas 5 ohmai, R3 8 ohmai ir mūsų klausia pilna grandinės varža R. Tai pirmas žingsnis, jeigu mums reikia visos grandinės varžos, tai reiškia, mums reikia atsiminti, kaip elgiasi nuosekliai sujungtoj grandiniai varža. Nuosekliai sujungtoj grandiniai varža susideda, bendra grandinės varža yra lygi atskirų grandinės varžų sumai. Tai reiškia, mums reiks visas šitas 3 varžas sudėti. Matom, R1 turim, R3 turim, tuo tarpu R2 neturim. R2 neturim, tai reiškia, pirmą reikia prieš randant R, mums reikia susirasti R2. Tai ką mes žinom apie antrąją varžą? Mes žinom antrosios varžos įtampą ir žinom srovės stiprį esantį nuoseklioje grandinėje, o nuoseklioje grandinėje yra, keisiu spalvą gal, kad čia. Nuoseklioje grandinėje srovės stipris yra visur vienodas. Tai reiškia, ką aš galiu padaryti? Aš galiu atsiminti, pritaikyti Omo dėsnį grandinės daliai. Tai pagal Omo dėsnį varža R2 bus U2 padalinta iš I2. Šiuo atveju I2 yra lygu I, tai gaunam, kad R2 yra 6 voltai padalinta iš 2 amperų. Ir 6 padalinam iš 2 gaunam 3 ohmus. Tada, kadangi turim savo R2 jau, turim R1 ir R3, galim suskaičiuoti bendrą varžą, kuri bus 5 ohmai plus 3 ohmai plus 8 ohmai. Ir gaunam 16 ohmų varžą. Nustatėm, kaip pradėjom šitą uždavinį, tai nustatėm, koks yra grandinės jungimas. Šiuo atveju matom, kad tai yra nuoseklus jungimas. Tada atsiminėm taisyklės nuoseklaus jungimo, kaip elgiasi srovės stipris, kaip įtampa, kaip varža. Identifikavom, kad mums trūksta varžos vienos ir atsiminėm, kad Omo dėsnį grandinės dalį, kaip turint įtampą ir stiprį, apskaičiuoti varžą. Gavę varžą, turint visas varžas, tiesiog sudėjom jas ir gavom bendrą grandinės varžą ir uždavinys išspręstas.